Iš tikrųjų, Vilnius, mūsų gražus miestas, visada turėjo vieną didelį minusą. Liktai esame šalia upės, tačiau upė tiesiog praeidavo pro šalį. Todėl esminė visų šių pasiūlymų idėja yra, kaip sugrąžinti upę miestui ir kaip pasiekti, kad vilniečiai galėtų prieiti prie vandens. Kaip galėtų atrodyti mūsų Neris? Gana greitai, sakyčiau taip. Nes, kaip žinote, nuo šių metų prasideda ES finansavimo naujoji perspektyva. Ir šiandien mes norime pristatyti jums du projektinius siūlymus idėjas. Tai yra pirmiausia sveikatingumo taką, kuris būtų 24 km ilgių, prasidėtų nuo Vingio parko, palei vieną Neries krantą iki Valakampių ir atgal iki Vingio parko. Tai yra dviračio takai, tai yra pasivaikščiojimo takai, tai yra sveikatingumo zonos su visa reikalinga infrastruktūra. Ir antrasis projektas, tai būtent Neries krantinių sutvarkymas, pertvarkymas, kaip jau minėjau, su tikslu, kad upė būtų grąžinta miestui ir miestiečiai prie jos galėtų prieiti. Taip pat atgaivinti laivybą Vilniaus miesto centrinėje dalyje.